ko reikėtų, kad būtume sveikesni ir laimingesni. Tikriausiai vieniems daugiau, kitiems mažiau. Tačiau šį klausimą užduodame Tibeto medicinos specialistui. Ką mano jis apie mūsų vakariečių gyvenimo kokybę ir kokius patarimus mums duoda. Jūsų dėmesiui siužetas iš Kaune vykusios konferencijos. Nors gyvename 21 amžiuje, kurį galima drąsiai vadinti moderniuoju laikotarpiu, tačiau kai kurie laiko įvertinti ir nepamiršti dalykai turi didžiulę įtaką net ir šių dienų žmogui. Pavyzdžiui, medicinoje vis dažniau atsigręžiama į senąsias gydymo tradicijas išsaugojusias tautas. Tibeto medicina turi maždaug 3000 metų istoriją. Į Lietuvą atvykęs ir konferencijoje pranešimą skaitęs svečias iš Tibeto, gydytojas Nida Čenaktsang pasakojo, kad jie Tibeto mediciną vadina upe, kuris susijungia su kitomis 2 upėmis – Kinija ir Indija, ir jos virsta viena didelė upe, kitaip senuoju medicinos lopšiu. Žmonės galvoja, kad Tibeto medicina yra paslaptinga, egzotiška, būtent dėl Tibeto dvasinių tradicijų, bet iš tikrųjų ji susijusi su mūsų visų gyvenimu, kaip mes gyvename, ko mums reikia, kokios reikėtų laikytis dietos, koks turėtų būti gyvenimo būdas. Į Kaune vykusią konferenciją atvykę Lietuvos medikai negailėjo gražių žodžių Tibeto medicinai. Tradicinės medicinos šalininkai pripažino, kad mes visi turėtume rimčiau vertinti senąsias medicinos šaknis. Baigiau tradicinę akademinę mediciną, bet iš tikrųjų labai domiuosi rytų mediciną ir holistinę, todėl kad esam ne tik tai kūnas, bet ir siela. Todėl labai sutinku, kad ir pas mumis atvažiuoja tokie žymus lektoriai, būtent Tibeto medicinos atstovai. Todėl, kad jie žiūri plačiau ir tai yra patirtis kelių tūkstančių metų rytų ar Tibeto medicinos ir sujungia kūną ir sielą. Todėl, kad žmogus neserga tik tai kūnas. Liaudies išmintis sako, kad labai daug ligų yra nuo nervų. Tai čia turbūt yra ta vieta psichologija, už tą turime žiūrėti bendrai tiek ir kūną, tiek ir sielą. Žmogus ar rytuose, ar vakaruose yra tas pats žmogus. Požiūriai yra kiti ir manau, kad priemonės, kurios yra skiriamos rytų medikų, taip pat labai sėkmingai gali būti pritaikomos ir vakarietiškoje praktikoje. Nes daugelis dalykų vakarietiškoje medicinoje yra tiesiog galbūt atskirta atskirom struktūrom, atskirais paskirstyti atskiriems specialistams ir nebelieka kaip ir visuminio požiūrio. Tai kuo imponuoja vadinama netradicinė arba rytų medicina, tai kad jie žiūri į žmogų kaip į visuminę sistemą, kaip į bendrą integruotą sistemą, neskirsto žmogų į atskirus organus, detalės, negydo, tarkim, kaip pas mus kardiologai gydo širdies kraujagyslių patologiją, neurologai, nervų sistemos patologiją. Reikėtų daugiau visą apimančio požiūrio, o rytų medicina kaip tik tokį požiūrį ir diegia. Ir manau, kad kuo daugiau vakarietiškos medicinos atstovų susidomi rytų mediciną ir pradeda taikyti praktikoje, jie pasiekia geresnių rezultatų. Yra skeptikų, kurie galvoja, kad prie šiuolaikinio žmogaus visiškai nesiderina kelių tūkstančių metų senumo medicina. Juk viskas modernėja, ieškoma tobulumo, naujovių. Tad ar gali senąsias gydymo tradicijas turinti medicina padėti 21 amžiaus žmogui? Mes paprastai manome, kad yra didelis skirtumas tarp senųjų ir moderniųjų laikų, bet iš tikrųjų viskas yra panašu. Kaip jūs galvojate, ką žmonės tuo metu valgė? Jie valgė mėsą, duoną, makaronus ir moderniais laikais tas pats. Mes miegame, senovės žmonės taip pat miegojo. Pagrindiniai dalykai nepasikeitė, tik dabar patiriame daugiau streso, esame labiau materialistai, o to meto žmonės buvo dvasingesni. Tai didžiausias skirtumas, bet fiziniai dalykai nelabai pakito. Todėl senovės medicina gali padėti mūsų kūnui. Mes pripratę vakarietiškoje medicinoje daryti laboratorinius tyrimus ir laboratorinių tyrimų dėka tik tai matyti žmogaus sveikatos sutrikimus. Tačiau rytų medicinoje užmiršome visiškai čiuopti pulsą, žiūrėti koks pulsas, kažkokią tai daryti pulso diagnostiką, žiūrėti žmogų į akis, žiūrėti ar gleivinės, kokios gleivinės spalvos, kokios junginės spalvos, kokia liežuvio forma, kokios apnašos, kaip išsidėsti ant liežuvio. Pagal tai galima taipogi daug ką pasakyti apie žmogaus ligas. Tokie tyrimo metodai vakarietiškai medicinoje praktiškai liko kaip ir atgyveno, nors tai turbūt būtų neteisingas požiūris.
Kaip sakė svečias iš Tibeto, pagrindinė vadinamųjų civilizacijos ligų priežastis – per didelis užimtumas. Todėl labai svarbu surasti būdą, kaip išspręsti šią problemą. Mums reikia gilesnio supratimo apie gyvenimą, gyvenimo būdą, užimtumą. Reikia naujos medicinos sistemos, naujo švietimo. Reikia pagalvoti, kodėl esame tokie užimti. Jei sulėtintume tempą, pakeistume gyvenimą. Aišku, tai užims laiko, bet mums reikia kitokio mąstymo. Vakariečiai pradėjo medituoti, vakariečiai pradėjo užsiminėti jogą, aikido, rytų praktikom, o tai veda vis tik tai į tokią sintezę, į gyvenimo būdo tempo sulėtinimą ir galbūt ką mes greitų gyvenimų išseikvojam, mes galim kompensuoti meditaciją, susikaupimu, taip savotiškai tą tempą sulėtinti ir subalansuoti savo organizmą. Ar įmanoma ir mums, lietuviams, pasiekti tibetiečių pavyzdžių? Anot Nidos, viskas yra įmanoma, jei tik patys to norime. Svarbiausia – nepasiduoti ir tikėti.